18? Yra man ne tik 18. O kiek dar yra prie 18? O dar prie 18 daugiau nei porą. Geras, tai. Nori skėčio? Noriu. O ko tu labiau nori? Ar skėčio, ar kvietimo į Radistai Go Black Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje? Radistai Go Black. O, manau, Radistai Go Black. Okei, nu tu turi vaikiną? Čia priklausys. Kartais taip, ne problema. Kartais paturi, ne? Taip. Okei, o tu nori viena ateiti į Radistai Go Black ar su kažkuo tai? Ar su keliais vaikinais? Nu, manau, pasimčiau dar keletą draugių. Keletos negalima, galiu duoti vieną dar tau draugę. Tai gerai, duokit dar vieną tada. Jeigu pažadi, kad ji bus labai graži. Pažadu. Okei, žiūrėk, bet Radistai Go Black pakvietimas neišeina taip labai lengva ranka. Bet visgi, tu norėjai pasakyti, kad svarbiausia yra vis tiek vidus, ne? Aš kaip supratau. Žinoma. Ir aš charakteris. Labai mėgstu būti viduje. Šitągi, žiūrėk. Kuriam tu mieste esi? Šiaip dabar Vilniuje savaitgalį planuoju būti Klaipėdoje, tai... Nu, žodžiu, į kažkurį tai mes jau susitarsime tenais. Taip. Ko mums reikia, tai kad tu dabar iš karto įjungtum savo seksualų balsą. Net nežinau, kaip čia bus dabar. Bet tai argi čia seksualus balsas? Nu, nežinau. Va, jau geriau. Galim pabandyti. Būk koketiška. Nu, pasistengsiu. Ne per daug. Taigi, pradėkime. Labas, aš Justas. Labas, malonu susipažinti, mano vardas Deimantė. Deimantė, tavo labai gražus balsas. Dėkui. Ar tas balsas nėra vienintelis gražus dalykas tavyje? Manau, kad ne. Tai parodom. Kur tu dabar stovi? Avarinis virksmas. Dabar nestoviu, sėdžiu mašinoje. Aš supratau. Įjungus avarinę. Tai taip, aš girdžiu. Ar girdisi labai? Klik. Taip, galiu išjungti. Ne, neišjung. Tu policija, žinai, kažką tai. Nu, taip, čia nelabai leistina vieta, tai galvoju. Ar tu dabar savo mašinoje? Taip, savo mašinoje. Ar tu dabar viena? Šiuo metu taip. Ar esi kada mašinoje buvusi ne viena, o su kažkuo tai? Be abejo, dažnai būnu. Ar esi pabuvusi mašinoje su kažkuo tai? Ir pabuvusi, ir ne tik pabuvusi. Ok. Ar mašinoje, koksai seksas yra geriausias mašinoje? Net negalėčiau išskirti kažko. Seksi balsas. Būtent vieno dalyko kažkokio, tai kažkaip sunku būtų išskirti. Čia tavo seksi balsas? Nu, stengiuosi. Aha, mat kaip. Ok, tada man reikia kokios nors seksy istorijos. Papasakok man, prašau, apie nuostabiausią seksą, kokį tu kad nors esi turėjusi. Tu papasakoji tokią istoriją ir pakvietimai... Bet vėlgi, man reikia tokia istorija... Gal ką nors tokio nepošla, bet kad papasakotų taip seksualiai. Man reikia istorijos. Man reikia seksualios istorijos. Bet tu man jeigu, žiūrėk, yra vienas kriterijus tau yra. Jeigu šiandien kriterijus yra Modestas. Modestas iš M&M'sų. Jeigu Modestas išskleis palapinę tau pasakojant, vadinasi istoriją priemam ir tu eini į Radistai Go Black visiškai uždyką ir dar gali pasiimti draugę, o gal netgi ir dvi. Jeigu tu jį sujaudini. Jis čia naujas. Su manim, žinok, viskas tvarkoj, sveikatos turiu. Žinok, jis čia naujas, tai būk švelni. Taigi, žinokit, naujas. Man dabar reikia dviejų rūšių istorijos. Arba istorijos apie tavo geriausią seksą gyvenime, arba istorijos apie tavo geriausią seksą, arba fantazijos tavo apie geriausią seksą gyvenime su Modestu. Važiuojam. Tai gal apie geriausią seksą pradėsiu. Vienas iš geriausių... Seksualiai. Seksu buvo ant Karjero kranto. Tai buvo Klaipėdoje. Buvo nepaprastai nuostabus vakaras. Saulė leidosi. Ir nesvarbu, kad buvom ne prie jūros, tačiau saulė buvo nuostabi. Tačiau vaikinas buvo šalia buvo dar nuostabesnis. Sustojom ant Karjero kranto, vanduo buvo ramus, muzika grojo romantiška, buvo labai nuostabu. Tuomet vyko vis įdomiau, išjungė mašinos variklį, tada persėdom ant galinės mašinos sėdynės, vaikinas ėmė po biškį mane nurenginėti, buvo labai romantiška, rankos lydavo žemyn, bučiavo kaklą,
ir žinoma taip toliau. Smulkmenų gal nepasakosim. Ar su visom smulkmenom labai? Gal geriau žinok su smulkmenom, nes iš tikrųjų man žiauriai nepatinka karjerai ir kažkaip man romantika nevaldo. Nu va, gali tada pereiti prie kitos vietos. Pereik prie tos vietos, kai gal gali paaimanuot, kaip tu aimanavai ten, tarkim, prie to karjero? Kad nelabai, kadangi iš manęs aktorė nekokia, tai nelabai